bairį. Jo. Patrauk man už pirštą. Kažkas bus. Česlovas, tie jūsų bairiai yra seniai atsibodę. Nu, bet tu irgi be humoro jausmo. Visiškai kažkokis... Esi geras monteris, bairių nesupranti visai. O, anekdotas naujas, prikolas. Vakar man pačiam įvyko. Žinai, dirbu čionai savo. Jie atvažiuoja toks inteligentas, toks išlipa visas, toks ponas, žinai. Prieina prie mane, jis sako, pažiūrėkit, kažkas labai muzikaliai kala variklį. Aš sakau, o durnas daiktas, rimtai durnas. Aš sakau, tau ten babina per kardaną muša. Nejuokinga ir labai kvaila ir primityva. Nu gerai, gal aš nemoku tų istorijų papasakot. Gerai, aš toks, gal ir durnas Česlovas, bet atsiprašom, pats susiraukęs kaip šikna, bairių nesupranti nieko. O tu durnas. Česlovas, eikit jūs šikti. Arba dar geriau eikit jūs dirbti. Gerai, eičiau šikti, bet nenoriu. O dirbti neįsiu, bo klientų nėra. Nu, mechanikėlė, jūs mano, kaip gerai, kad jūs radau. Eikit čia, aš jūs išbučiuosiu. Ai, pasibučiuosim. Ai, a gal iškart pasimylėkim, bei pasikrauškime. Lempa atsargiai. Tokia gera nuotaika buvo. Atėjo kažkoks babuinas ir viską sugadino. Tu atims po 100 litų, kaip visada. Vyrai, ką čia ta 100 litų? Man savivaldybė žemę grąžino. Ai, kit sau koks kaifas, tai galėsit sau dabar ūkininkauti. Bet žinokite, mes nei vikšrinių, nei belarusų traktorų netaisom. Vyrai, nieko nereiks taisyti. Man žemę Vilniui grąžino. Nu, mes, aišku, juokaujam tarpusavyje, kad Vilniui žemę atsimni kaip 2 pirštus. Nu, apvynioti izoliaciją, pamuštynių. Vyrai, va, nuosavybės dokumentai. Va, skaitykit, o va šitą vietą va ypač atidžiai, va. Čia gražinama žemė, adresu Bijūno. Taigi čia mūsų garažas. Taigi čia negalima... Tai malonu kaimynai bus. Čia gal kokia kadastro registro klaida? Jo, kadastro registro klaida. Vyrai, mero parašas, mero antspaudas. Meras, man žemę grąžino. Kaip tai? Tai kas dabar bus? A bus taip, kad žemę jūs turite atlaisvinti. Aš ją atsiemu. Žemė mano. Nu, bet garažas mūsų. Mes kooperatyvų laikais už paskutinius rublius statėm ir investicinius čekius susipirkom. Ne, nu tai savo garažą tai galit pasiimti. Su visa duobė. Jokių problemų nėra. Bet staigiai. Ir duobė, kad užlyginat, kad tvarka būtų. Mane žinot. Jeigu ką iškasiu iš po žemių. Ar tokios Lietuvos mes norėjome? Ar tokios Lietuvos mes norėjome? Vyrai turi 3 valandas. Po 3 valandų ateinu, garažo nėra, į žulytę prasideda. Viskas. Nu, bet ką darysi? Neprapulsim, aš skaitau. Reiks susirinkti svarbiausius daiktus ir eisim ieškoti naujo gyvenimo, naujos pradžios. Jo, ką, pasiimsi sienas ar duobę? Ne, paimsim akumuliatorių, švyną parduosim. Neprapulsim naujoj vietoj. Sakai, neprapulsim. Šiais laikais ant Lietuvos be garažo esi nulis. Visiški ragai, totalūs ragai. Bet svarbiausius daiktus tada pasiimam. O, niekad nežinojom, kad čia tokia yra. Pasiemam plakatus. Tad nesijaudink, aš skaitau kitoj vietoj, pritapsim. Kaip šitie, kaip aukso ieškotojai. Jūs, Česlovas, nusivalykite savo katino ašaras ir baikit virkšlent. Aš skaitau, mes išsikapstysim. Ne pirmas kartas. Ir valstybė padės. Ir nereikia čia verkti. Aš skaitau, kad yra visiški ragų ragai. Priėjom gyvenimo tupiką. O šitą. Tindiriuška, kas ten miške? Berimo vėraitė, ruda kepuraitė.
Viską jūs žinot, viską jūs mokat. Bet va darbo susirast nemokat. Nu nežinau, va šito paradokso tai aš tikrai niekada nesuprasiu. Tai sunku suprasti, ponas direktoriui, iš tiesų. Šitieki chroniai net neieško darbo, net nebando. Nu, jiems tik tai pašalpas, duok haliavų viską gaut. Nu, gerai, kad seniai pirdžiai padlos, o tai dar pradėtų krūštis. Jo. Nu, tai vaikus gimdytų, kad pašalpas gautų. Nu, po 20 metų sėdėtų tokie patys. Tik jau vaikai. Tik jau vaikai, nu. Įduok jiems. Haliavų, pašalpas kada mokės. Siurbelės. Iš siurbelės ir girdim. O ne, kas čia taip išdrasėjo mano draugas siurbelė, mane gal išeinam, ko tyli, einam pašnekėsim kaip vyrai. Nu, garbaus amžiaus idiotas, gal einam į kalydarių, pasišnekėsim, kaip sakoma, į akį? Alio, jeigu aš čia lišnas ir nereikalingas, tai čia nereikėjo ir ateiti. Atėjo, tai ir išeikit. Nieks čia jūsų nelaiko. Ir netrukdykit nei ieškantiem darbo, nei man, kuris padeda jums tą darbą surasti. Supratot? Teisingai pastebėta. Užsičiauk, piderastė. Mes dar išeisim, piderastė. Padugnis, arba jūs dabar visi užsičiaupėt taip pat piderastai, arba klausėt informacijos, jis mano kompiuterinis nešmenus. Žodžiu, reikalingi programuotojai. A tai kas čia per darbas toks? Aš žinok, aš jaučiu, kad čia į televiziją yra programų vedėjai. Ai, nesa. Draugas direktorius, vat noriu paklausti, kokios programos būtų, nes mes tai tokie būtų prie technikos, va kokie nors keliai mašinos žmonės, vat laida, nes Martišauskas paskutiniuoju metu kažkur tai dingęs. Programuotojai reikalingi kompiuteriams programuoti. Nu, ko žiūrit, akis išpūtę? Nu, programoms kurti. Tai ką, neinat? Darbas įdomus, su perspektyva, kūrybingas, neblogai apmokamas. Neimat? Nu, senas padugnė, labai darbo norėjo, ne? Nu, imk. Tu pats imk. Man kur pasargaut, va, prakadnoj pastovėjt. Tokių pasiūlymų nėra, Lietuvoje nebėr seniai kasiaugot. O, garsiam cigarečių fabrikui reikia tualetinio popieriaus mirkytojų. Šūdas. Šūdas? Nu, nieko nesuprantu. Kam cigarečių fabrikui šūdas įda šlapės? Detaliai viską sužinotumėt vietai. Nu, bet mano kukliomis žiniomis, tai jie tą popierį vandenį išmirko kartu su tabaku. Tai po to tas popierius kaip ir už tabaką sueina. Jo, atrodo kartais būna, kai rūkai, kaip tai ir geras cigaretės, nu, rūkai šūdų smirda. Šūdų? Nu, kaip atrodo, kaip panaudotas popierius, va tas tualetinis būtų. Ne, mes su šūdu nedirbsim, ne košer. Tai jau tikrai ir kategoriškai ne. O, čia įdomus variantas. Lietuviškų šaudmenų fabrikui reikalingi bandytojai. Ką čia reiks daryti? Tu ką, nesupranti, pederastė, kad reiks šaudyt? Tai čia labai įdomu. Mano pusbrolį, žinok, pasakojo tokią istoriją, kad buvo ruskių armijoje, jis su draugeliais norėjo išbandyti neperšaunamą liemenę. Nu, broniaus želėtą, žinai, nu. Taip. Nu, tai susirado tokį uzbeką, čičmėką, žinai, aprengė jį. Nu, ir į vuportik, su kulipką, pasirodo. Ta liemenė visai yra prašaunama. Ai, nesau. Nu, tai tas uzbekas į Metsanbatą, o mano pusbrolis į Dėsbatą. Nu, tai grįžo visą, žinok, tatuiruotas su nakolkiam ir da tokį storą sąsiuvinį dainų atsivežė. Nu, tai ką, matyt, čia tokia romantiška gaida ir susitarėm, kad imate šį darbą. Jamam šitą. Aišku, jamam. Taigi įdomu. Pašaudysim į taikinius. Bus kaip Džono Hu filme Sunkus taikinys su Žanu Klodu Vandamčiku. Jamam šį garbingą darbą. Špaguojam? Eik tu. Jeigu iš galo įdursiu su špaga. Tai jūs pas mane bandytojus atsiuntė. Kiek kartų aš sakiau darbo biržai, kad man tokių gandonų nesiųstų. Čia juk sąlygos panašios į natūralias.
O tai gali nušauti? Nušaut negali, bet sužeis tikrai. Čiagi beveik Čečenija. Tamsta brigados generolė. Mes nieko nesužeisim, mes jau tiek klaidų esam prišaudę visose. Dar orbitoj Nu, su ginklais mes normaliai, mes ginklų bandytojo vardą tikrai pateisinsime. Durniai, čia mes ant jūsų bandysim naujus šovinius, čia ne jūs šaudysit, o į jūs šaudys, jums lieptis reikės. O, fuck. Aš varau namo. Baigtų, labai įdomu. Taigi, žinok, tą lietuvių kariuomenę, taigi niekada nepataikys, lietuviškai šauna. Jo, litovcas, 2 litovcai armijoje dar tarybiniais laikais išduodavo viens kitą. Nu, o dabar žiūrėk, Afganistaną, atsimeni prie Ruso, kai kariavom už Afganistaną, o dabar už Iraką. Ko mes ten kišamės į tą Iraką dabar? Nu. Aš atsiprašau, dėdei Semui šikną laižom. Nu. Aš einu namo. Ne, pasiliekam, taigi labai įdomu. Pasiruošt! Pradedam! Pašaliniai išskyrus bandytojus iš bandymų zonos. Von! Nepataikys. O, sėdam prie šito žalio stalo, šitose krūmuose mūsų niekas čia neras. Turiu pastebėti, kad visai nieko darbas ir gamtoj, ir su žmogais. O tu žinai, kaip žydai su arabais kariauja? Žinau, šaudo. Nu, o žydai turi tokią gerą taktiką. Nu, ne veltui, žinai, žydai pasaulį valdo. Pasaulį pydarai ir žydai. Skaičiau, vienas pydarastas rašė laikraštį. Nu, tai žinai, visi bankų pinigai pas juos. Jo. Nu, viską pasaulį žydai apraizgė. Taip. Nu tai va, tai taktika tokia, žinai, kai kariauja. Tai žydai sako, Abdula, išlysk. O taip žinai. ir sako. Nu, apkasuose sėdi, žinai, o priešingai arabai sėdi. Nu, išlenda Abdula, ir paima žydai nušauna. Aina sau. Po to vėl sėdi apkasuose, nu, žydukas susigalvoja, sako, Mustafa. O tas iš kitos pusės, čivos sluga. Sako, nu, išlenda pažiūrėti, kas čia iššaukia, o žydas paima, jį nušauna. Bet tai kokia gudruma Nu, žydai. tai čia, nu, žinai, žydas visada žydas prisigalvos. Jo. Nu, žinai, arabai, nu vis tiek biški durnesni, žinai, tai jie sugalvoja, kad čia lygiai taip pat galima daryti. Tai sako, Ir šaukia ant žydo, ne? nu, Jefraimai, išlysk. A žydas gudro, žinai, Nelenda. Nebūtų žydas, atsargus labai. Aha. Žydagi labai atsargus. Ir apipjaustyti. Ir nesidegina, žinok, Taip. jie nesidegina, va druskininkose sėdi žydukas papušė. Ir nesidegina? Ir nesidegina, nu. Balti kaip sūriai. Nu, jis sėdi tas žydukas, žinai. aha. Nu, įšauna, žinai. Aha. Ne. Šaukia arabas. Sako, kas manęs ieško? Sako, aš arabas. Nu, arabas išlenda, žydas jį nušauna, nu. Ne, tai kitaip būdavo. Žydas sako, tai kas ten ieško pasirodyti? Generolas šaukia. Bronius, išlendam? Ai! O, šakės. Kraujas. Mane sužeidė. Tu nežinai, kaip skauda. Rimtai? Taip. Aš už tave atkeršysiu tam svolačiui. Broniau, aš su tavim, mane irgi sužeidė. Neblogai. Nu, jūs ir banionis pasakysiu. Gerai, nevaidinkit. Aš tai, žinokit, kaip sužeistas per gerai jaučiuosi. Kokios tai minkštos tos kulipkos. Lyg tai būtų padarytos pusiau iš Rusijos ambasadoriaus Cepovo ūsų ir Prunskinės Putkos plaukų. Sakote? Jo. O jeigu čia visai ne tai, apie ką mes galvojam? O gal čia kokia nors spindulinė liga mus apkrėtė? Tūpkit ir šliaužiam. Eina šikt, šliaužiam. Kaip ančiukai šliaužiam. Nu ką, pridėjote kelnes? Nebijokit, čia buvo tik pradžia, mankšta, šaudėm dažais. Mes galvojam, kaip čia yra. Ant Lietuvos kaip nuo seno. Kur tik karininkas, ten ir bairis. Ir kom karininkas rangu aukštesnis, tom bairis geresnis. Atstavit, jokus. Dabar imsimės rimto darbo, išbandysim vat šitą. Bronius, mano visas gyvenimas prieš akis, aš pasitraukiu žaidimą, aš pasuoju. Aš irgi kaip ančiukai einam, kaip ančiukai, aš parijus parsiridensiu. Aš tai, žinokit, irgi nes toks kaip Rombins, tai visi mano ūsai ir akiniai iki Radviliškę dalėks. Nu jau ne. Šliaužkime. Šitą žinot kaip, einam lobio ieškoti. Einam lobio ieškoti. Atstavit bairius, čia kariuomenė, ne koks baletų teatras. Įsakymai vykdomi, o nesvarstomi. A va, matei? Va.
Faktų. Češiukas, palaukit mane. Palaukit mane, aš jūs pagausiu. Su šitas pabėgančios sabakos. O! Malonu bėgioti, ne? Palaukit, Češiukas. Sveiki, brangus gurmanai. Kai tiek daug tarptautinių žodžių žinai, tai labai, kaip sakant, kalba tuo yra blogi. Šiandien pašnekėsime apie mūsų kaimynų virtuvę, apie brolių Latvių virtuvę. Brolių Latvių kalba yra suvulgarinta lietuvių kalba ir žodžiai joje skamba truputėlį kitaip negu pas mus. Baskervilių sabaks yra šuo. Baskervilių šuo, jeigu būtume tikslesni. Na ir šiandien mūsų produktas, kurį jūs nesunkiai pasigamintumėt namuose ir laukia jūsų ant stalo, tai bus latviškas patiekalas zirgo galva su šprots, kas reikštų žirgo galva su šprotais. Tam mums reikia arklio galvos ir dėžutės šprotų. Štai matome duotoji žirgo kaukolę. Kaip jūs puikiai suprantate, žirgo galvą iš pradžių reikia atskirti nuo paties žirgo ir tada mirkyti savaitę suriam jūros vandeniuje arba kokiam kitam suriam vandeniuje. Įgaga, koks piktas arklys su iltim kokiom tai. Abuolmušis. Nu, aišku, yra toks senas latviškas ungurių gaudimo būdas, reikia tą kaukolę įmesti į jūrą ir unguriai išėda smegenys. O mes neturim ungurių, todėl arklio galvą virsim su visom smegenim. Kad protingesnis būtų. Toks mūsų čia profesinis humoras. Nesunkiai tuoj padarysime. Pagąsdinu. Imkit galvą, zirgo. Palaikykit rankoje, kad taip parodyčiau, kaip farširuoti šprotais. Zirga galva su špracais. Va, špracai, dedam čionais. Tiesą sakant, tai nėra arklio galva, gerbimi televizijos žiūrovai. Čia yra gintaro ruplėno negailestingai nušautas kažkur Aliaskoje 2 meškiukų mama meška. Kanadoje nušauta. Kanadoje. Vyniokit į folgą, aš tai atnešiu mikrobangos krosnelę. O, nu va, užtaisome arklio galvą su šprotais ir dedam į mikrobangos krosnelę. Dėkite. Ir jungiam ant didžiausio ugnio. Ir sėdim, laukiam, kas bus. Škodu gal? Eikit su savo šprotais, neįmanoma valgyti. O, štai ir mūsų garuojantis skanėstas. Nukelkite, gerbiamas broniau, nukelkite mūsų prietaisą. Nu ir žiūrim, kasgi gavosi. Arklio galva su šprotais. Sėskit. Kad patogiau būtų. Tu žiūrėk. O, iš pampo. Tai žiūrėk, latviai kiaulės suvalgė šprotus. Nu, bet šprotų mes galim jį nusipirkti kiekvienoj parduotuvėj. Tai ką mums tokį durną daryti patiekalą? Bet kaip iš pampo zirgo galva, jo fan. Nu ir pabaigai papasakosiu latvišką istoriją. Kažkada jų kunigai girdė savo arklį Baltijos jūroje. Rygos įlankoje asilė jūs kiaulės galva. Rygos įlankoje neturi jūros. Ryškam Zmorje Miglinieks girdė savo arklį. Taip, ta liūdna gaida ir baigsim. Jis nuo druskos numirė. O po to 1605 metais atėjo Karolis Kotkevičius ir sumušė švedus ir suvalgė visas kiaulės galvas, kurias rado Salaspilyje. Gero apetito! Paduokit signatarui ant vakarienės, ant pusryčių. Paduokit signatarui. Plėnės, būkit krikščioniai. Bronius, šūdas, vieną bonką ant 3 konteinerių. Ai, nieko nėra. Nieko nėra. O, ponas važiuoja. Važiuokit. O, netreniruokit. Duokit ką nors. Pinigų. Vandenio davė. Vandenio. Važiuok. Gal ką nors galima invalidui, mechanikui. Kas mechanikui nepadeda? Gaidys. Vaidink atvėmi, nes tau labai... Padėkit žmogui bloga. Kaip žmonės, kokie be... O žmogui bloga, važiuok. Padėkit ką nors, ponas. Padėkit, nu. Man atrodo, kad čia jau blogas. Beširdžiai žmonės. Nieks nepasirūpins tavim, jeigu pats. Neturim garažo, neturim gyvenimo.
Neverk, bronis, neverk. Aš neverkęs, aš neblogai jaučiuosi, aš tik vaidinu. Zapadlo vargšui duoti, ne? Poniška, nepraeikit pro šalį pro vargšą žmogų, paduokit Karabacho karo veteranui. Na, ką ragai sunku? Pažino mus. Sunku, nėra pinigų, nėra laimės, nėra darbo. Nu, parodykit, kaip sunku. Nėra darbo. Nu, dar parodykit. Nėra darbo, ponička. O jūs kažką tai dirbti mokat? Mes, ponia, buvom garažo dievai. Demonai. Šiandien iš ryto mus išmetė iš darbo. Neturim darbo. A mokamės viską. Galfukus taisyti, tuninguoti, kardaną pakeisti, stumoklinį veleną įkišti. Gerai, kelkitės, važiuojam. Einam. Jeigu jūs mums siūlot lytinius santykius, tai mes galim pasikrūšti krūmuose čia. Gerai, mano brolis turi naują garažą, ten įsirengsit kokias nors nelegalias dirbtuves. Mano brolis tokias turėjo, bet jis atgavo garažą su nauja žeme. Čia jūs rimtai? Gerai, einam, judam, broliui rankutę mano bučiuosi. Broniau, tu... Aš jam pabučiuosiu į užpakalį. Ale kokios durys, kaip čia mandrai atsidaro. O, taip. Nu, prelenda. O, nu tai ko nedrąsiai, kaip piemenukai iš parduotų vasarų, užeinam. Nu, kur čia drąsiai, kad toks garažas? Labą dieną, šeimininkas. Būkit pasveikintas šios nuostabios šviesos vietos laikytojų. O, seni pažįstai. Nu, balandėliai, ką pridirbot? Nieko jie nepridirbo, žinok, taigi tavo garažas tuščias stovi, taigi jie tegu padirbo, nieko nepadarys, vieną kitą mašiną išardys, taigi mums iš tik nauda, ką pasaulyje. Nu, dzini kalbėjai. Nu, tai ko spoksot? Ko tylit? Mes čia tiesiog žiūrim, koks dailus pas jumis šviesus garažas. Turbūt konsultavote su kokiu nors dizaineriu. Jo, su Statkevičium konsultavausi. Pats viską. Pats šitom rankutėm. Jie šitom pianisto rankutėm. Tai jums tik tai kaip Landsbergio ant pianino groti. Aš šitom rankutėm vyrai, jeigu kas nors, ne taip jūs pats ir pasmoksu. Baig, negazdink, prie tokių bajerių nepripratę, dar pagalvos, kad turim tai. Ką negazdink, mane jie pažįsta. Mordos jūs. Pažįstam, mėlšadinko Pažįstam. Jis visą laiką iš mūsų po 100 litų paimdavo. Jo, bet gerai, kad tai jau praeitis ir to daugiau niekad nebus, nes iš savo darbuotojų tai jau tikrai neimsi. Gerai, kad priminėjai. Vyrai, beje, mano garaže yra daug prabangių daiktų. Taip, kad jeigu kas nors kartais nedingtų, tai man užstatų 100 litų. Kaip tai? A, va taip. Nebijok, nedings ir su jūsų pinigai. A, nedingskit. Taigi simboliškai tik tai. Nu, mes su sesute šampaną išgersim. A, tai ta šliuka yra jūsų sesuo, tai jūs kraujomažį užsiimat? Patylė, gerai. Morda. Klausau. Aš kai skaitau, kad mums pasisekė. Jo, šį kartą vėl ragai. Pilni, jie yra remontiniai ragai. Bučkiai.